repeir heat atstatančią procedūrą, ypatingai tinka blondinėm, nuo karščio pažeistiems plaukams. Tai paskutiniai du žingsniai darau su mikromistu. Mikromistas tai čia Takara Belmont kompanijos aparatas, kuriuo leidžia tokius garus, kurie yra išgaunami ultragarso dėka. Jie yra labai smulkios molekulinės masės, todėl leidžia produktams labai gerai pasisavinti į plauką. Repair heat tai atstatymas nuo karščio pažeistiems plaukams, balinimas irgi yra karštis. Tai dabar dėsiu paskutinius du žingsnius, trečias ir ketvirtas, kuriame yra SSVR šilkas patentuotas Milbon kompanijos ir karboksilmetilalanil disulfidinis keratinas, ilgas pavadinimas, bet kai supranti, nėra problema tie ilgi pavadinimai. Šiaip žmogiška kalba kalbant, tai atstato disulfidinės jungtis, atstato būtent kai dažant plauką, jos yra suardomas blonduojant ir tam, kad jis vėl atsistatytų, netrukinėtų, nelūžinėtų plaukas po balinimo, naudojamas tas disulfidinis keratinas. Bet jisai yra būtent Milbono patentuotas ir tik tai jisai turi tą tobulą formulę, todėl jeigu ateisit ir paklausit mano klienčių, visos blondinės atsiaugina plaukus, nes padažymo plaukas yra atstatomas. Prašukuojam, plaukas tai kaip per sviestą, Na, potom čia dabar užtenka. Tada ketvirtas žingsnis. Ir yra naudojama speciali technika tvisto. Kiekvieną srovelę imama ir produktas grinai įvedamas į plauką. Ir taip žingsnis po žingsnio kiekvieną srovelę ir būtinai iki pat plauko galiuko įvedam. Gali čia, jeigu nori, dar kitą video, žinai, dabar pirmą. Mane gražiai atrodo. Gerai. Srovelę įvedam iki pat galiuko.